Fixus Mobilis projektas Pasidairyk pats. Pažink savąjį paveldą ir būdus juo pasirūpinti. Pasidairyk pats. Keraminės čerpės turbūt labiausiai asocijuojasi su istoriniais pastatais. Keraminės čerpės senovės Graikijoje buvo naudojamas dar 1-3 amžiuje prieš Kristų. Čerpės Lietuvoje atsirado jau su mūrinių pilių, rūmų ir bažnyčių statyba. Keraminės čerpės, kiek privalumų jos turi, ir plačiai, sėkmingai naudojamas iki šių dienų. Taigi šiandieną su Fixus Mobilis specialistais apie tai pakalbėsime plačiau ir sužinosime šios stogo dangos priežiūros ypatumus ir kaip sutvarkyti nedidelius šių stogų pažeidimus. Istorinių objektų, istorinių pastatų, aišku, viena svarbiausių ir visų apskritai namų, svarbiausia dalis yra stogas, kad jis būtų sandarus, kad jis tarnautų, nes nuo jo sandarumo priklauso ir visas konstrukcijos būsena, tiesa. Taigi, apžiūrint, prižiūrint seną stogą, senų objektų, čerpinį šiuo atveju, į ką svarbiausia atkreipti dėmesį? Tai kalbant apie čerpinius stogus, tai iš tikrųjų tas galioja visiems stogo dangos tipams, tai yra pradėti nuo apžiūros geros. Nes kol mes nežinome, ką mes turime tvarkyti, kaip mes turime prižiūrėti, svarbiausia yra įvertinti, diagnozuoti, kaip galima sakyti, jo problemas. Svarbiausia yra tai daryti reguliariai. Visų pirma, tai būtina atlikti bent 2 kartus per metus, geriausia pavasarį ir rudenį, kadangi tada būna drėgmės. Būti disciplinuotam apžiūrint. Dalį pažeidimų įprastai galime pamatyti paprasčiausiai tiesiog stovint prie pastato ir žvelgiant į jo stogą. Galima pasitelkti tokias priemonės kaip tarkim žiūronai arba dronas, kad tarkim, jeigu negalime užlipti iš arčiau pasižiūrėti, kad tiesiog tikrai įvertintume tas detalės. Tai turime žiūrėti, ar nėra kokių nors pasislinkusių čerpių, ar čerpių eilės yra tiesios, ar jų geometrija tiesi. Taip pat dažnai, ypač čerpiniuose stoguose, galima matyti tokių lyg duobių. Tai tada jau galime turėti many, kad drėgmė prasiskverbė į vidų ir pažeidė stogo dangos konstrukciją. Tačiau ne visus pažeidimus galime matyti iš išorės. Todėl yra labai svarbu užlipti į pastogę ir ten apsižiūrėti stogą. Nes ten tikrai matysime ant grebės, ant kurių kabinasi čerpės, visokių drėgmės prabėgimų, kartais galime net rasti puvinio, nes kartais užtenka labai nedidelio plyšio, pro kurį patenka vanduo ir tada tas procesas jau vyksta, mes iš išorės dar nematome. Mes apie čerpės, apie visą dangą kalbėjom, bet iš tikrųjų dar yra šoninės lentos, susikirtimo vietos kažkokios tai ir salajos ir panašiai. Taip, jų yra labai svarbu nepamiršti, nes tai nėra tik tai, kaip dažnai gali žmonėms pasirodyti, kažkokios dekoratyvios užbaigiančios ten ar lentos, ar skardinės vėjelentės, kalbant apie šoninės, jos iš tikrųjų apsaugo stogą, kad negalėtų pro šonus skverbtis vanduo, ar kad vėjas negalėtų pakelti dangos. Taigi labai svarbu, jeigu tai yra medinės, tarkim, vėjelentės ar kraigo užbaigimas, kad jos būtų nepažeistos puvinio, tvirtai pritvirtintos. Ir skardiniam elementam galioja tas pats, nors su čerpiniais stogais dažniau būna mediniai, svarbu, kad jie būtų nepažeisti korozijos ir kad būtų tvirtai pritvirtinti. Kalbant jau apie praktiką, noriu sveikti kažkaip ir matau bėdą, čerpę suskilusią, lipu ir tvarkau, keičiu. Kopėtėlio neužtektų, netikiu. Stilažus įsinuomot galėčiau. Išvis, ką paprastas žmogus, turintis tokį objektą, galėtų padaryti pats? Taip. Ir kokių priemonių reikėtų? Tai žmogus pats gali padaryti labai daug, tik svarbu nepamiršti, kad saugumas yra svarbiausia. Šalmas, pirštinės. Tai taip, asmeninės apsaugos priemonės, tai yra šalmas, pirštinės ir taip pat patekimas ant stogo. Taigi tikrai negalima lipti tiesiog su kopėčiomis, nes tam yra reikalingas aukštalipio pažymėjimas, tačiau tikrai žmogus gali išsinuomoti bokštelį arba pasistatyti saugiai ir tvarkingai įrengtus pastolius ir taip pasiekti stogą. Koksai nerealus šeimininkas. Oi. Ačiū, sako. Ačiū, kad atvažiavai stogą man tvarkyti. Čerpinį. Oi, koks tu vilkas. Norėčiau pasidžiaugti, kad mūsų Vilniaus senamiestis dažnai sakoma, kad jis yra vienas didžiausių Europoje.
Žinai? Ir gražiausias. Jo, ir vienas gražiausių. Ir man atrodo, nustatė, kad jisai, jo dydį, kad jisai vienas iš didžiausių skrisdami lėktuvu ir matydami mūsų rusvų molinių, keraminių čerpių stogų plotą. Jis labai, jeigu kultūrinio paveldo statinys, tai tikrai turi būti čerpės. Klausimas, ar keraminės plytos ir čerpės keraminės gaminamos tam pačiam pečiui iš to paties molio ir kokios rūšys čerpių? Čerpės gaminamos iš riebaus molio, bazalto ir vandens mišinio. Iš šito mišinio yra formuojamos čerpės, jos yra džiovinamos ir degamos krosnyje. Ir būtent degimo metu čerpės jau tas molis tampa keramika ir jos įgauna savo fizikinės savybės, tokias kaip stiprumas, atsparumas vandeniui ir panašiai. Ir karščiui, ir šalčiui. Taip, tikrai taip. Ir istoriniuose statiniuose, kaip matai, yra išdėstyta keletas tipų, kurie dažniausiai pasitaiko Lietuvos istoriniuose arba kultūros paveldo statiniuose. Plokščiosios, dar kitaip bebro uodegos, S formos arba olandiškosios čerpės. Marselio. Tikrai taip, Mano mylimiausias. Marselio čerpės. Ir 20 amžiuje. Skirtingų dydžių netgi gali būti, matau. Taip, tikrai taip. Ir 20-ajame amžiuje yra namų dengtų betoninėmis čerpėmis. Ar šitas išradimas pasiteisino? 20 amžiaus betoninės čerpės. Jos pasiteisino, jos iš tikrųjų dabar dažniau yra naudojamos betoninės čerpės negu keraminės. Jų savybės yra panašios kaip ir keraminių ir priežiūra yra labai panaši kaip ir keraminių čerpės. Kokie dar priedai ar detalės papildomos yra ant čerpinio stogo? Kad turėtum sandarų stogą, turi būti įrengti ir papildomi apsauginiai elementai. Tai yra kraikinės čerpės. Viršui. Taip, pačiame viršuje, stogo plokštumų sandūroje, pačioje aukščiausioje. Vėjalentės. Vėjalentės yra 2 tipų. Tai vienos yra paprastos vėjalentės, kurias tu gali apžvelgti vaikščiodamas aplink pastatą, jos yra kalamos prie grėbėstų, kad šoninis lietus ir vėjas nepatektų po stogo danga. Taip. Ir yra voštinės vėjalentės, jos tvirtinasi jau ant čerpių. Tai gautum čerpį ir yra voštinė vėjalentė, tai jinai dedasi ant stogo dangos ir prisitvirtina paprasta vėjelė. Tai tiesiog gaunasi kampo apsauga. Ir yra įvairūs apskardinimai, kurie dažniausiai yra naudojami būtent stogo dangos, čerpių stogo dangos, sandūros su įvairiais viršstoginiais elementais. Pavyzdžiui, stogo dangos sandūra su kamino apskardinimas, stogo plokštumų sandūra saloje, kuria nuteka vanduo į vandens nuvedimo sistemą. Vienos detalės, ar mes ją aptarėm, pati didžiausia ant šito stalo? Pati didžiausia, taip. Tai čia yra jau šių laikų gaminta čerpė ir ji yra kampinė čerpė. Pamenė, aš to pasakau apie vėjalentės. Taip. Tai ši čerpė irgi tvirtinama. Atstoja vėjalentės? Ne, reikia vėjalentės, bet tą dalį apsaugo, yra kampas, kuris dalį apsaugo. Dar yra apsaugotas kampas, kokie sunkiausi. Graži, kokybiška, made in Germany. Tikriausiai. Viskas aišku, šitą galim statyti, dengti stogą iš viso šitos kolekcijos. O iš kurio tipo labiausiai Aišku, patiko? Marselio, kodėl? Tai kad mano paliktas stogas Marselio. Aš esu keitęs, ne vieną. Jo, moku, žinau, iš tikrųjų. Ir man atrodo, šitas didžiausias, jo. Šitas lengviausias maneto. Iki šiandien gali įsidėti, o šitas, tai tikrai. Marselio. Marselietė, žinai, yra praktiškai prancūzų himnas. Allons enfants de la patrie, le jour est arrivé contre nous de la tyrannie, le tendance de la vie. Tai va, apie Marselietę. Jour de gloire est arrivé contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos
Inga, Fixus Mobilis komanda yra pavyzdinė. Tuo metu, kai mes su Laura aptarinėjame ir apžiūrime stogus, tu statai pastolius ir dabar mes jau čia su visa reikiama apsauga. Kalbėsime apie pažeidimus, kokie įmanomi čerpėse ir galėtum išvardinti aplinkybės, kurios sukelia bėdas. Tai visų pirma yra nepriežiūra, taip? Taip. Taip. Tada yra atmosferos veiksniai. Taip, karštis, šaltis. Kad Žiema, vėjas, vasara. vanduo. Taip. Saulė. Kaip? Taip. Taip. Taip pat aplinka, medžiai, jeigu koks nors medis šalia, pavyzdžiui, stogo, tai jisai pradeda drėksta, Šešėlį meta, šakas. pažydžia. Taip. Kas dar gali? Tai atskira turbūt kategorija, kad žiemą šaltis, vasara labai karšta, irgi temperatūrų svyravimai. Taip. Ir jeigu ypač čerpės jau yra pažeistos, tai ir tas drėgmė patenka į plyšelius ir tada dar greičiau prasideda visi irimai. Tie paukštukų visi reikalai irgi. Taip. Jeigu, sakykime, kažkoks tai lizdas yra ir tas išmatos paukščios yra rūgščios ir irgi gali pažeisti keramiką, čerpės ir jinai pradeda greičiau irti. Ir paukštukai, ir vėjas, sąnašas prineša, ir paskui kerpės visokios ir samanos auga. Taip pat dar gali tas, kas yra labai svarbu, tai netinkamos medžiagos panaudotos. Pavyzdžiui, ten, jeigu mes norim užsandarinti kažką, tai čerpiniam stogė ir naudojam ten kokias montažinės... Arba tas montažinės putos. Taip, teisingai. Tai va, jos irgi užlaiko drėgmę ir neleidžia tenais vidintis ir pažydžia čerpės. Labai nemėgsti putų. Montažinė. Ne. Taip pat gali irgi būti ten šitam kraigui yra naudojamas skiedinys. Cementinis. Prastas skiedinys naudojamas kraigui, gali būti nekokybiškos tos pačios čerpės. Taip, teisingai. Ten, sakykime, ar naudotas molis ten per riebus ar per liesas, įvairių priežasčių. Bet vis dėlto, kaip išvengti visų šitų pažeidimų tiesioginių, tokių skilimų, plyšimų, atplyšimų, žolių augimų. Šiaip tokios jos mėgštos ir mielos, net gaila būtų nuimti, gal paliekam. Matai, yra tokia problema, kad samanos kerpės sulaiko drėgmę. Tai aš dėl to ir siūlau dabar tą pievą nuvalyti. Tai va, tai čia matai, kaip lengvai nusiema. Gyvas dar. Labai kvepias skaniai. Gerai, tai šitas galima tada rankom, kažkas tikrai labai lengvai nusiema ir rankomis. Stambes samanas galime surinkti rankom, be problemų. Nebūtina čia šepetėlių braukytis. Nes jos yra... Dar kai jos yra drėgnesnės, dar lengviau nusiema. Jeigu sugalvojam tai daryti, kai gražus oras, tai geriau pašlapinti turbūt. Pašlapinti, nelabai stiprios, atsargiai pašlapinti. Taip, bet irgi reikia žiūrėti, pavyzdžiui, kerpės yra geriau valyti sausai, o mes čia turime ir kerpių, ir samanų. Tai dabar duodu šepetuką. Kerpės. Ir tiesiog tai irgi Kodėl nemetalinis? Turi būti minkštų šerių šepetys, kad nepažeistų čerpės paviršiaus, nes jeigu mes ją paliksim, jinai dar greičiau pradės irti pažeistą. Tai va, ir kiek nusivalo. Šepetėlis neužsidegs, jau kaista. Ką? Siūlau nesistengti iki raudonos spalvos lygios nuvalyti, nes nesuvalys šepetėlį. Tiesiog va tą paviršių, kas nusivalo. Nepaisant to, kad nuvalius estetikos daugiau mes neturime, vis tiek atrodo pagrindinis tikslas ne senoviška. estetika yra, o kad nebūtų pažeidimai nedidėtų. Bet aš tai noriu estetikos. Su aukštu slėgiu galima viską nuvalyti, visaip nuvalyti. Tai aš tikiu, kad viską galima nuvalyti, bet nerekomenduojame tikrai naudoti ant čerpinio stogo. Galiu pasiūlyti tokią kaip alternatyvą su žemo slėgio purkštuvu,
Žemas slėgio? vandeniu. Taip. Jeigu nori su Dezodorantu vandeniu, tokiu? tiesiog, ne, nu tiesiog su kažkokiu tai purkštuvu nuvalyti čerpės su vandeniu. Taip pat dar, jeigu, sakykime, labai sunkiai su vandeniu nieks nenusivalo, galima naudoti kažkokius tai chemikalus. Irgi, kurie yra skirti būtent šitai mikroaugmenijai, bet irgi reikėtų juos pasibandyti kažkur, tai kaip jie veikia pačią čerpę. Tai o jeigu nori, galim pasižiūrėti, kaip atrodytų su aukštu slėgiu, jeigu mes pabandytume nuvalyti čerpę, bet tai darom ne ant stogo, o ant žemės. Kaip juokingai, aukštai tarsi aukštas slėgis, bet ant žemės, kur žemos slėgio reikėtų, vis tiek su aukštu padirbėsim, ne? Tiesiog pasižiūrėsim, Labai kaip noriu. tai atrodo. Gerai. Gerai. Tai keliaujam tada. Kur liptis? Kosmosas. Išeinam į orbitą. Duok ranką. Ai! Prisilik vieną dalyką. Tu viską žinai ir viską moki, gerai? Tu esi visus mobilis. Pakartok. Aš viską žinau. Aš viską moku. Nu va, matai, nuvalėm kažkiek tais biopažaidos, bet ir ko dar nuvalėm? Čia tu šiaip tais nugramdį, aš sakiau, švelniau prašyčiau. Aha. Gerai, galima aš dabar pabandysiu. Nu, pabandyk, prašau. Stebė. Taip. Tu norėjai, kad aš tai padaryčiau, ne? Tu norėjai. Nu va. Tu būri, Tu karksėjai. O, žiūrėk, matai ir Brokuota buvo. Gerai pripažįstu, aš moku pripažinti klaidas. Čerpės mėgsta švelnumą, reikėtų su šipetėliu ir ilgai, nuobodžiai ir užtat dailiai išeitų, o šitas kerkeris. Net jeigu ir nesimato, vis tiek su ta srovė, vis tiek tas paviršius yra pažeidžiamas kažkiek. Tai geriau, švelniau, bet bus patikimiau. Net per gal nešėjai gali kada nors suklysti ir pripažinti, kad po velnių tu buvai teisingai. Grįžtam prie šepetukų. Taip. Superinė pabaiga. Aš žinau, kad Rolandas mažai mėgsta kalbėti, daugiau daryti, bet vis dėlto čia ne ventiliacinės skylės, ne? Ne, čia ne ventiliacija. Ventiliacinės skylės. Tai ką daryti, pavyzdžiui, su šituo prakastų gabalu? Nu, su šituo prakastu gabalu tai geriausia, jeigu tu turi jau čerpę tokią. Bet aišku, ją sunku rasti. Rolandai, kokioje vietoje pas mane gali tilpti čia? Neturiu. Kišenė, bet turi. Neturiu, bet labai noriu, nes žinau, kad čia didelė bėda. Maža skylė didelė bėda padaro. Nu, tai tada reikia jas turim tokią kaip ir bituminę dangą, folija, aliuminas čia ponutė. Taip. Yra dengta jinai smala. Smala. Reikia tada ir ugnies, o Rolandai, gal kokį nors užkištuką galima, skardinį iš, čiagi yra olandiška čerpė, bangelą tokią padaryti iš cinkuotos skardelės ir taip užkišti. Nu, nepadarysi jau taip gražiai su ta cinkuota skardelė, cinkuotas, vėl spalva skiriasi. Nu, aišku, čia nieko baisaus, kad ta spalva skiriasi. Bet skarda, draugauju su skarda. Taip, toks daiktas yra prieinamas šiuo metu. Ir jo galima gauti lengvai, tai čia gal ir efektyviau, ir greičiau, ir geriau. Įrodykit, prašau, kad tai yra greičiau ir efektingai. Aukščiau čerpės būtų, tai dar peiliukas, lengvai pjaunasi, lengvai dirbasi šitą. Čia yra storos folijos, tokia danga su bitumo apačioje, reikia šitą nuklijuoti ir tada apdoroti reikia, pavalyti turbūt. Jo, reikia, aišku. Čerpelą. Žiūrėk, mums čerpės šios yra
nepritvirtintos, mes kad geriau galėtumėm ją valyti, mes galim tą ir pasikelt, nusijimti ir... Jūs rimtai šitą galima sugydyti, tokie apkandžioti. gydysim. Gerai. Jeigu neturim, kom juos pakeisti. Taip, klausimukas. Nuo samanų turim drėgmės. Ar galima iš karto tą dangą ir deginti, Galim. kaitinti, ar reikia pakaitinti džiovinti? Ne, galima. Gerai. Jeigu geras oras ir saulėtas ir prieš saulę šilta, kaip čia buvo, kokį plus 30, tai net ir kaitinti nereikia. Mhm. Jau nuo saulės. Jo, uždedi ir prisilygis, saulė ant prispaudyti. tiek gali įkaitinti, kad tai prilimpa. Jo, kas čia taigi va? Bitumas. Prie asfalto. Nurengiam. Prie asfalto nesi prilipęs, ne? Va, žiūrėk. Tai dedam, užlenkiam per čerpę, kad tikrai geriau dar laikytus, užlenkiam už čerpės. Matai, kaip lengvai apsidirba. Su Matau. skarda, tu taip, oi. Aiškiai, galim į tą pusę, kur mūsų skylėva. O, taip. Ir užlenkiam, dar pakeliam. Jau tą tvarkysimės jaučiu. Taip. Rolandai, aš išimsiu šitą, gerai? Išimam jau. Gerai. Dar neišiminėjau šito stogo čerpės. O, žiūrėk. Tada mes palenkiam irgi po čerpę, kad jinai prisispaustų. Kaip mielai, Jo. Rolandai, jūs tu- suvystot čerpę, taip buitiškai paprastai, Gali. alegoriškai kalbant. Jo. O tą dar galiuką suvystykit, Jo. kad neužšal. Užlenkit gal, ne? Jo, užlenkiam. Taip, va. Nereikia šito užlenkti, ne? Šičia? Taip, Reikia, va čia, ne, ten nebe. viskas. priglausti tiesiog prie kitos čia. Prie kitos čerpės. Šitą aš mėgstu. Jo, Galiu? ugnis gali. Jau esi naudojas tikrai, žinai. O. Bet nepradegit. Nepradegint, žinau. Tai. Jūs manęs nekalbinkit, čia labai atsakingas momentas. Rolandai, baikit kalbinti, jūs vis mėgstat mane prakalbinti. Nemėgst. Jūs sakykit, kada viskas. Va gerai gal. Gerai? Dar prispaudžiam, gali, tai va. Kurioje vietoje dar? Gal čia Va čia, krašto taip. daugiau. Čia gali, turi sukipti tikrai, šonė ypač, kad lietus. Šita yra sveikas čerpė, tai čia žinai, kad ir kažkokia vandenuko trupučiuką pabėgs. Galim išjungti? Galėčiau aš pakeisti kokią Jo, nors čerpę? tai va tas čerpė mums geriausia, bet pakeisti, jeigu mes neturim, tai tada mes gal bandysim tada čia skardą uždėti. Tai mes tada galim pirmą eilę, Tai šitą galiu išimti, ne? jo, kiek mums reikia iš eilės, tai va tik iš pirmos eilės. Gerai. Ne, ten ant trečios, ketvirtos. Jo, tai tą išsiimi. Išsiemu. Jo. Čerpės dėlioti yra brangus malonumas, ne vien, kad čerpininkų sunku atrasti normalių ir tai yra toks amatas, kuris brangiai apmokamas, nes čia meistrų reikia būti, ne? Ir pačios čerpės brangiai kainuoja turbūt. Tai brangiai. Bet visą laiką galvojau, čerpininkai tai tokie kažkokie tais irgi antžmogiai, kurie turi mokėti vaikščioti čerpinių stogo, turi mokėti kaip tvirtinti čerpės, bet va. Jokių vėlučių, jokių vinukų nėra, tiesiog kaip vaikas gali prieiti, pakelti, įstatyti. Tai čia, matai, priklauso nuo čerpės tipo. Šios, kaip žiūriu, tai nėra jokio tvirtinimo. Kitom būna čia skylutė su vėlutėm. Taip. Anksčiau visas būdavo tvirtinamos ir dar žiūrėdavo nuo aplinkos, kur vėjai. Jeigu stiprus vėjas, tai jau turi kažkaip Tai kažkur laukuose, gal ten namai ar ne miškuose, tai tada jau turi tvirtinti. Ir dar būdavo stogo šlaito statumas. Jeigu labai jau stačios, tai jos automatiškai gali nuvažiuoti. Tai juos tada tvirtindavo, bet tai šitam stogui yra virš 100 metų. Jo, bet ir jokių vėlučių nereikėjo. Nereikėjo vėlučių. Tiesiog laiku prižiūrėti, kad nesupūtų lentos ir tai galiu pakelti. Ne, tu tą palieki. Šitą palieku? Tai aš sakiau, iš pirmos įmamės, dabar mums reikia tik tą... Supratau. O, pirmą eilę. Įmėm. Nu. Negerai. Tu, ašgi pirmą kartą tai darau. Va. Aš turiu loginį mąstymą. Va. Viskas grįžo savo vietas.
žiūri dar, va, matai, tikrai užsikabino, užgrebės to. Taip. Jo. Va, O ką mes- Nu, tai aš ką, va, tada jos, matai, va, pakryto žemyn, bet čia mes galim kažkokią brusiuką pakalt, kad jos įsitiesintų. Nu, ir tada ant to va čia galim skardą padaryti, lankstinuką. Aha. Nu, tokį gražų, kaip ką mes darysim ir prie skardinio stogo, įląją, saląją darėm. Nu, tai va tokia ir... Arba va ta, kuri buvo nuskilus galą. Nu, bet Ne, va, vis tiek, jau mediena. medis kentės. Medis kentės. O blogiausia dar, nu gerai, tą paliekam, jeigu tik va viena čerpė, ne? Nu, tu va čia, Medis kentės. va jau čia, Ne. kur lygų tau gražu, tai galėtum ir skardos gabaliuką pakeisti. Ir tau, nu va tokį, čia galima, jeigu tau viena čerpė dabar reikalinga. Gerai, jeigu šitos vietos nerodant, tai va, kai mes pradėjome mūsų pokalbį apie čerpės, čia buvo skylių, Skylė. bam, ir va, viskas. Sutvarkyta? Gerai, o ta technika su vėlutėm, su medvaržtukais, jinai irgi lengva. Jeigu čia mes pakeliam ir ištraukiam, tai ten tiesiog pakėlus tą tvirtimą atsukti reikia iš išorės ar iš vidaus? Tai jeigu jie būna paklotas, Taip, medinis paklotas, taip. tai tu ką, tai iš apačios lieko, nes tu Tai nepadarysi. tik iš viršaus. 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 Jo, ardai, čerpės, gal vieną taip per jėgą jau, ar jau sugadinsi ją, nuplėši, jeigu jinai bus prisukta. Nu ir tada jau prieisi prie grebės. Vieną reikėtų paaukoti? Nu, aš Taip manau, gali kad būti, taip. ne? Jo. Okay. Nes tu jinai bus tvirtai, jos nenuimsi. Bet per tokį amžių tikrai tos vėlutės bus nupuvę. Mes vis kalbam, kad nėra pas mus tų čerpių, atsarginio iš tikrųjų, tai... Iš kur čia atsirado Tai kažkas? ten pas jūs šalia buvo, tai jūs šiandien paslėpęs, va. Galim pavalyti dar, Valykim. Nedėkim. Gražesnė. Tai mes... Tai pakeisim tą nuskilusią, ne? Taip, Nu, puikiai išsaugota. Virš 100 metų, žiūrėkit, ir dar daugiau tarnaus. Tadam! Jeigu milžiniška bėda, daug čerpių suskilusių, daug čerpių trūksta, jau supūvusios tos genės ir stogas lūžta ir povelnių gelbėjom stogą, kaip? kaip? Nu, nurenkam tą sutrūkusias čerpės, visas patvarkom konstrukciją, kiek galima ir dedam tentą. Tentą? Kol sugalvosi tvarkyti ir, nu, vis tiek apstaugos. Kad bent jau žiemą, rudenį ir pavasarį atlaikytų, ne? Jo. Tai dar aš norėjau dar vieną, jeigu kokios yra, ar buvę antenos jos yra nenaudojamos, ar būdavo elektriniai vadai atvesti visokie tarp čerpių, tai jos, jeigu jie yra ir jie nenaudojami, tai jos reikia irgi pašalinti. O ten, kaip visada, yra kažkoks ten tarpas, papuls vanduo ir toliau ir toliau. Ir pradeda vėl vanduo sunktis į pastatą ant konstrukcijų. Ta konstrukcija reikia ištraukti ir izoliuoti tą dalį. Viskas labai aišku. Tai žodžiu, konstrukcijos tą dalį, tarkim, ištraukiam, čerpės pakeitėm. Jeigu turim čerpę, įdedam į tą vietą. Pasižiūrėjom, visai puikiai laikosi, visos skardinės dalys irgi vietoj, kraigas laikosi. Tai lipam žemėn ir imamės kitų prevencinės priežiūros darbų. Taip. Ponai ir ponios, aštriosios kirsnos dvaro ir aš purvių stogai sutvarkyti. Ramės sąžinę, balnuojam broliai žirgus ir jojam į kitą Lietuvos galą, kur laukia nauji iššūkiai. Ir, Rolandai, linksmybės, ar ne? Ne, jau tokios ir didelės linksmybės bus, nes mus laukia šiferiniai stogai. Šiferiniai stogai, aš jiems pasiruošęs visada, pat pradžių, žiūrėkit, manau, aš turiu, va. Tinka? Netinka. Per silpna? Per silpna. Ir Supratau. nemandravojas, įmi dėžę sunkesnę dedi į autobusiuką. Ir važiuojam prie šiferinių. Gerai, tai tada važiuojam ir šitą galiu paimti, ką dar paimti. Iš tikrųjų, aš mėgstu daug kalbėti, mažiau veikti, tai jūs gerai, kad mane prižiūrit.